tas žaidimas, kur mes žiūrkių ratu bėgiojam, jisai turi savyje nuostabią provokacijos, nežinau, duotybę, kur kiekvieną kartą, neįmanoma suprognozuoti, aš jau tikrai ne pirmą kartą, švelniai tariant, ne pirmą kartą jį žaidžiu, ir kiekvieną kartą gauni kokią nors tokią pamoką, apie kurią tikrai, kaip apie prioritetą, iki šiol nebuvau pagalvojus. Aš iš karto pristaikau savo gyvenimą ir žiūriu, kad per šitą rakursą man reikėtų permąstyti galvojant apie būsimas investicijas, apie dabartinės išlaidas, ar pajamas, ar skirstimą jų ir panašiai. Tai aš dievinu šitą žaidimą, nes kiekvieną kartą jisai visų pirma užsuka protą labai greitai, antrą duoda įžvalgas, apie kurias, tiesiog kasdienybė net nespėjai, nepagalvojai arba užtrunka daug ilgiau, jis greitai ir efektyviai provokuoja ir nukreipia mintis tinkamą linkme. Man labai patinka. Okay. Aš pasiimsiu. Pažiūrėsiu. Bet jau, reiškia, daug metų mąstau, galvoju, bet viską dėlioju galvoje. Ir taip kažkaip per paskutinius metus sumačiau, kad, reiškia, visgi reikia tą pirmą žingsnį žengti. Kažkaip, dar aišku, tas planas yra gimdomas galvoje toliau, bet jau pirmi žingsniai, manau, kad yra žengiami šitose moksluose. Mes praradom begalę laiko, praradom 12 metų, visas santaupas, visus pinigus, ką buvom užsidirbę, o reikėjo gyventi, reikėjo vaikus išlaikyti, reikėjo ir save taip pat išlaikyti. Ir nuo to prasidėjo mūsų tobulėjimas ir mūsų ieškojimas daugiau žinių negu veiksmo šiuo metu. Ir pradėjom daugiau domėtis, gilintis. Ir šiandien esam čia. Čia tikrai labai gerai susizipina esminė informacija ir aš prieš metus net neįsivaizdavau, kad man gali patikti dalykai, apie kuriuos aš dabar mąstau. Net jeigu dar ir nedarau, bet bent jau rinku informaciją ir ruošiuosi kažkokiems savresniems žingsniams. O kalbant apie smulkesnius investavimus, taip jie jau vyksta, taupimas jau vyksta. Ir formos to dalyko yra pasikeitusios kardinaliai. Tai nėra, kaip sakant, taupyklė namie. Jeigu žmonės, pavyzdžiui, šiuo metu uždirba didžiąją dalį savo pinigų aktyvių darbų, samdomam darbe arba netgi nuosavam versle, bet norėtų daugiau sužinoti apie veiksmus ir netgi imtis tų veiksmų, kurie yra skirti pasyvių pajamų kūrimui, tai yra tos vadinamosios finansinės laisvės siekimui, tai tiem žmonėms šitie mokymai yra tinkami. Yes, Starfish Academy is actually a community of like-minded people who want to take charge of their own lives, and we are basically sharing real-life experiences that has helped us personally, and if we learn this together, then we can actually help each other very well. What we are doing here is we are actually opening up their mind to a world of possibilities, and we are showing them things a little bit out of their daily box, and if they open up their minds and we teach them also the practical steps how they can implement in their own lives, then things start to change, and this is what we can do in different countries in different ways. Aš turiu tikslą būti finansiškai nepriklausomas.